jeigu sprendimą daryti, tai tas sprendimas turi padidinti mūsų saugumą, o ne pamažinti. Turbūt bandoma šitą klausimą susijęti. Tai, pavyzdžiui, kai prezidentas ar panašiai pasakė, kad galbūt čia reiktų leisti savo bazės, leis panaudoti Amerikai, kai dabar Europą atsisako, čia padidintų mūsų saugumą ar pamažintų, kaip jums atrodo? Nes iš vienos pusės, tai mes tada taikinys actually teroristams, kad mes padedam Amerikai. Ką žinai, ar mes jam labai rūpėtumėm, bet mes patampom taikiniu. O bet kitoje rankos pusėje, ne, taigi Amerika čia karius turi ir mus gintų nuo Rusų. Aha, taip, Trumpas prieš Rusiją kažką blogo padarytų ir gintų, taip. Tas, kuris jau literaliai nebėra NATO. Jis nei mintys yra NATO ir panašiai. Jis negali oficialiai pasitraukti, bet jis apšė, jis grasino NATO šalį paimti. Jėga. Ar apie ką mes kalbam? Čia jis mūsų draugelis, jo, čia mūsų saugumo padidina. Trumpas, kuris siunčia envojus, kurie šneka su gražuliais, antivakseriais ir vėgelėm, išdavikais Lietuvos, kurie prieš Ukrainos vėliavą kovoja Seime. Tiesiog čia jų svarbiausias dalykas. Kalba su tais, kad nuimti ten sankcijas, pavyzdžiui, Baltarusijai. Su kuo kalba? Su žmonėm ten Vengrijoje, kurie viską Lavrovui raportuoja. Čia didinam saugumą, jos su amerikiečiais bendradarbiaudami ir čia mes didinam Lietuvos saugumą, taip? Graužkit jūs Bibi, blet. Didina Lietuvos saugumą. Tai ne tik su saugumu, bet ir su ekonomika. Pavyzdžiui, aš girdžiu, kad jūs kritiškai vertinate tą galimybę atverti baltarusišką trąšų kelią. Labai daug priklauso nuo mūsų partnerių Amerikoje. Kaip jie mato šitą situaciją, ką jie nori tuo pasiekti ir kaip nuo to padidėtų Lietuvos saugumas. Aš neturiu. Nuo to niekada niekaip nepadėtų Lietuvos saugumas. Apie ką jie kalba? Apie ką, blet, kalba? Apie ką jie kurva kalba? Kaip padidėtų Lietuvos saugumas? Iškraipytų veidrodžių karalystė, man atrodo, čia labai nuostabiai tinkantis. Kaip mes turim iškreiptai žiūrėti, kad galvojam, kad kaiminystėje esantį teroristinį rusų režimą, iš esmės Rusijos režimą remiant, mes kažkaip padinsim Lietuvoje saugumą? Kaip? Ypač bendraudami, susakau, diktatorium wannabe, kuris pas save šaly perversmą organizavo, visus turbūt įmanomus įstatymus pažeidęs, amoralus ten pedofilas, šitam mes pataikaudami, kuris dabar pradeda Irane karą vėlgi, kuris padeda Rusijai, kuris visą gyvenimą beveik viską darė, kaip Rusijos agentas padėjo Rusijai, kurį rusai padėjo išrinkti, kišdamiesi Amerikos rinkimus per propagandą ir mes su šitais bendradarbiaudami kažkaip pasididinsim Lietuvos saugumą. Man tikrai proto nesuvokiama. Tiesiog, okei? Ir jis sėdi ramių veidų, mums pasakoja tokį šūdą. Ačiū, I guess.